Vatikanas turi Petrą kankinį ir šventą, o lietuviai turi Petrą garsų disidentą. Kai politiniai veikėjai lakstė dar be kelnių, jau tada iš Lietuvos jis bandė vyti velnią. Petras, Petras, žinomas dalykas, Petras, Petras, tikras katalikas. Jis už Dievą taip kovoti kimba, kad net putos neretai nudrimba. Sako, tvarka jis vis tiek kartą padarys, nes Kukulis jaučiasi kaip viešpaties karys. Žmonės sako, kad jis kalba kaip paksistų trizinius, bet jam rūpi Lietuva ir koldūnų biznis. Kad visur suspėtų, Petras pirko džipą naują, prunkščia mokesčius nusukė sau linksmai į saują. Petras, Petras, eismo pažeidėjas, ant taisyklių savo skersadėjas. Pažiūrėkit, skystaplauzdžiai mentai, kaip važiuoja buvę disidentai. Lekia džipas kriokdamas tarsi traktorius, o už vairo šypsos Petras inkvizitorius. Kur dar tokį kataliką Lietuva surastų, jis nebijo komunistų, anei pederastų. Jis iškrypėlišką veslę sutvarkyti žada ir su uoka eina mušti gėjų į paradą. Petras, Petras, žydras palvių siaubas, niekad neįsu gėjais į paliaubas. Ir badaus jis ir lig tol kariaus, kol šėtono plano nesugriaus. Ir kodėlgi gėjai jam kaip kokia žaizda, ar tik čia nesislepia kokia sena skriauda?